Prieš visus lūkesčius jis pabudo. 2026 m. balandžio 13. Squamišas, Britų Kolumbija. Lyžė. Vyras stovi prie 600 metrų aukščio granito sienos papėdės, vanduo teka žemyn uola priešais jį. Jis yra vienas pagrindinių Arc'teryx remiamų sportininkų. Jis šiuo tiksliu maršrutu be virvės yra lipęs 10 kartų. Šiandien jis turi virvę. Džijo neišgelbės. Tai yra Willo Stanhope'o istorija. Sveiki atvykę į Extreme. Norėdami suprasti, kodėl Willas Stanhope'as tą rytą buvo ant tos sienos, turite grįžti į pradžią. Šiaurės Vancouveris. Jam buvo 8 metai. Jo tėvai jį vadino neįmanomu berniuku. Jei buvo pavojinga, nešvari ar bauginanti užduotis, kurios niekas kitas nenorėjo atlikti, Willas ją atlikdavo. Jis įsisprausdavo į hidrokostiumą ir leisdavosi virve žemyn, kad išvalytų senelio šulinį. Jis užlipdavo į aukščiausias, pavojingiausias medžio šakas vien tam, kad pašalintų nudžiūvusias šakas, arba būdamas 8 metų šokdavo nuo tėvų namo stogo tiesiai į baseiną. Jo tėvas nuvedė jį į Edge Climbing Center, uždarą laipiojimo salę Šiaurės Vancouveryje. Nuo to momento, kai jis palietė sintetinius laikiklius, jo gyvenimas įgavo vienintelę kryptį. Ir jau nebe mokykla buvo svarbiausia. Tai buvo apie save išbandymą prieš uolą, kuriai nerūpėjo jo pasiteisinimai. Kai jis gavo vairuotojo pažymėjimą, vidurinė mokykla jam buvo nuobodi. Uola, nei. Viljas reguliariai važiuodavo Sea to Sky greitkeliu į Squamišą, Britų Kolumbijoje, valandą į šiaurę nuo Vancouverio, kur kalnai kyla tiesiai iš vandenyno. Ši vieta buvo viena iš populiariausių laipiojimo vietų Šiaurės Amerikoje, o pagrindinis Squamišo laipiojimo objektas yra Squamišo vadas, 600 metrų aukščio granito kupolas, kurį vietiniai paprasčiausiai vadina vadu. Sulaukęs 14 sos, Viljas laipiojo vado sieną be apsaugos. Laipiojimas be apsaugos – tai griniausia uolų laipiojimo forma. Nėra virvės, nėra įrangos, nėra partnerio laikančio kitą galą. Vienintelis dalykas, skiriantis laipiotoją be apsaugos nuo žemės, yra jo judesių kokybė ant uolos. Jei koja pasislenka per pusę kolio, ne ta kryptimi, arba ranka nesukuria pakankamai trinties, tai gali būti pabaiga. Ir Willas visą tai suprato, būdamas 14. Jis lipdavo vienas anksti ryte, kai oras buvo vėsus, uola sausa, o mintis aiškios. Net ir tada jis turėjo savo sistemą ir daugelį metų ta sistema veikė. Bėgant metams, Willas pradėjo daryti dalykus ant uolos, kurių dauguma alpinistų net negali įsivaizduoti. 2007 metais, būdamas vos 21 metų, Willas sulaukė tikrojo proveržio. Jis nusitaikė į žiaurų maršrutą, vadinamą Prowl, Squamiše uolos sieną, nuo kurios viskas ir prasidėjo. Šiame maršrute buvo atkarpų tokios status ir bauginančiai lygios, kad reikėjo laikyti visą savo kūno svorį ant uolos briaunų, siauresnių už pieštuko trintuką, 100 pėdų aukštyje. Willas planavo pirmasis įveikti šį maršrutą laisvų stiliumi. Tai reiškia, kad judama tik savo kūno jėga, tačiau virvės ir įranga naudojamos tik tam, kad sulaikytų galimą kritimą. Jam pavyko ir tas įkopimas atkreipė visos Šiaurės Amerikos alpinistų bendruomenės dėmesį. Vaikinas iš sporto salės dabar žaidė aukščiausioje lygoje. Tais pačiais metais Willas vienas įveikė horizontalų plyšį Yosemituose, vadinamą Separate Reality, kuris išsikiša iš sienos kaip lubų apačia. Kalbu apie 12 metrų išsikišusios uolos, po kurią 100 pėdų nėra nieko. Be virvės, be įrangos, tik jo rankos įkištos į plyšį virš galvos, kojos spaudžiamos prie uolos po juo, judant ranka už rankos per uolos lubas. Jei jis būtų nukritęs, tiesioginė prasme, niekas nebūtų sustabdęs jo nuo smūgio į žemę. Jis nenukrito. Kiti alpinistai, stebėję jį tą rytą, tiesioginė prasme liko be žado. Tas laisvojo solo rekordas buvo labai retai pakartotas. Per kitą dešimtmetį Willas iš vietinio, ramaus vaikino iš Vancouverio tapo laipiojimo superžvaigžde. Ir vienas dalykas, kuris jį išskyrė, buvo ne tik tai, kokias aukštumas jis pasiekė, bet ir kaip jis laipiojo. Dauguma šiuolaikinių alpinistų lipa sienomis, kuriuose jau yra kitų žmonių iš anksto įgręžti stori plieniniai varžtai. Jei nukrenti, tiesiog prisisegi prie varžto ir jis tave sulaiko. Tokie tradicinio laipiojimo atstovai kaip Willas taip nedarė. Willas, lipdamas stačiomis, bauginančiomis uolomis, ant savo apraišų nešdavosi metalinius pleištus ir spiruoklinius kamus. Jis turėdavo surasti natūralias akmens įtrūkas, rankomis įkišti į ją savo metalinę įrangą ir prisekti prie jos virvę.
Jei jis paslyzdavo, belikdavo tik melstis, kad prieš kelias sekundės į uolą įstatytas metalas neišsitrauktų. Jis taip pat buvo garsus savo žiauriu atsidavimu laipiojimui plyšiais. Tai stilius, kai alpinistai tiesioginė prasme įkiša pirštus, kumščius ir kojas į aštres granito plyšius ir suka juos tol, kol jie užsifiksuoja. Galbūt manote, kad tai beprotiškai skausminga. Jis tiesiog priėmė tai kaip neišvengiamą kainą, kurią tenka mokėti lipant uolomis. Kartą taip stipriai save spaudė kopdamas, kad po to 2 mėnesius visiškai nejautė kojos piršto. O ką jis padarė po to? Jis tiesiog lyg niekur nieko parašė apie tai esė ir toliau kopė. Vilo paprasta rizikos ir kopimo stiliaus filosofija neapsiribojo Vancouveriu. Jis ją pritaikė kai kuriuose priešiškiausiuose žemės aplinkose. 2010 metais jis kartu su Aleksu Honoldu, garsiausiu ir mano nuomonė drąsiausiu gyvų uolų laipiotoju, įkopė į pietinę Half Dome sieną Džausemituose. Net ir Aleksas sakė, kad jų pasirinktas maršrutas jį neramino. Įrangos tvirtinimo taškai buvo taip toli vienas nuo kito, kad nukritus sunkiausioje atkarpoje, net ir su virve, pasekmės beveik nebejotinai būtų mirtinos. Jie bandė tai vieną kartą, pasitraukė, sugrįžo ir užbaigė. Nors jis buvo vienas iš elitinių remiamų sportininkų pasaulyje, jo namai kelyje buvo violetinis šeimyninis mikroautobusas. Jis vairavo tą nudaužtą mikroautobusą per visą Šiaurės Ameriką, nuo Amerikos vakarų dykumų iki šaltų Kanados viršūnių, beveik visą laiką gyvendamas lauke. Vilui laipiojimas buvo vienintelė jo paties versija, kurią jis kada nors visiškai pasitikėjo. Aleksas Honoldas kadaise jį pavadino alpinistų. Toks vaikinas, kuris tiesiog norėjo sėdėti prie laužo ir dalintis dideliais nuotykiais. Nešlovė, nerėmėjai, tik uola. Tačiau kopimas, kuris apibrėžė Vilo Stanhopo karjerą, prasidėjo 2011 ir baigėsi tik 2015. Tai vyko kalnų grandinėje Britų Kolumbijoje, ant 600 metrų aukščio granito bokšto, vadinamo sniego lopinėlio smaigaliu. Ši vieta buvo tokia atoki, kad dauguma alpinistų ją mato tik nuotraukose. Norint ten patekti, reikės sraigtasparniu skristi į slėnį, apsuptą ledynų, tokiame aukštyje, kur oras retas, o audros užklumpa netikėtai. Nėra jokių kelių, jokių takų, jokio kito išėjimo, tik tas pats, kuriuo atvykai. Ant rytinės to bokšto sienos Vilas buvo nusižiūrėjęs maršrutą, kurį kiti alpinistai apžiūrėdavo ir nueidavo šalin. Tai reikalavo įveikti 13 pilnų virvių atkarpų tokiu sudėtingumo lygiu, kuriame net geriausi pasaulio alpinistai susiduria su sunkumais ir dažnai nesėkmingai baigia bandymus. Tai toks sunkus maršrutas, kad net menkiausi skirtumai tarp atskirų laikiklių lemia, ar įmanoma jį įveikti ar ne. Vilas kartu su savo partneriu Metu Segalu praleido daugiau nei 100 dienų tyrinėdami tą maršrutą per 4 metus. Ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. jie pagaliau atliko savo paskutinį bandymą. Kopimo metu buvo atkarpų, tokios siauros, kad Vilui tiesioginė prasme teko kišti pirštus į stingdančiai šaltus skustuvo plonumo plyšius ir sukti sąnarius tol, kol jie užsifiksuodavo, kad galėtų save ištraukti aukštyn. Jis tai darė 1000 pėdų aukštyje. Ir jie tai padarė. Jie pagaliau tai padarė. Tai išlieka vienu sunkiausių uolų laipiojimų Kanados istorijoje. Būsiu atviras, sakyčiau, kad tai yra ir Šiaurės Amerikos laipiojimo istorijoje. Pats Vilas sakė, kad jei kalne būtų buvęs bent vienu atbrailą mažiau, tai būtų buvę amžinai neįmanoma. Jie savo maršrutą pavadino Tomo Egeno atminimo maršrutu, pavadintų mylimo Kanados alpinisto, kuris mirė jaunas, vardu. Niekas jo nepakartojo per vėlesnius metus ir niekada nepakartos, nes 2022 metais nuošliauža visam laikui sunaikino svarbiausią maršruto dalį. Maršrutas, kurį Vilas įveikė, tiesioginė prasme jau nebeegzistuoja Žemėje. Tačiau pasiekimas išlieka. Šiuo metu Vilo tiesiog nebuvo įmanoma nepastebėti. Didžiausios aktyvaus laisvalaikio industrijos vardai pradėjo belstis į duris. Jis tapo pagrindiniu Arc'teryx remiamų sportininkų. Tai laipiojimo pasaulyje prilygsta kontraktui su Nike arba Adidas. Jį taip pat rėmė legendinis Velsio įrangos prekės ženklas DMM ir Maxim Ropes. Vilas tuo neapsiribojo. Jis pats tapo pasakotoju, rašė svarbiausiems laipiojimo žurnalams ir pasirodė Real Rock, prestižiškiausiame šio sporto filmų ture. Jis buvo pristatytas National Geographic. Vilas Stanhope buvo pristatytas išoriniam pasauliui kaip drąsios, nuotykių ieškančios Kanados dvasios veidas. Toks vaikinas, su kuriuo norėtum sėdėti prie laužo.
Ir galbūt iš dalies jis toks ir buvo. Tačiau už pasiekimų, straipsnių ir rėmėjų Vilius turėjo problemą. Žiūrėk, laipiojimas yra pavojingas sportas, Vilius tikrai tai žinojo. Tačiau žinoti apie pavojų ir išgyventi netektis yra du visiškai skirtingi dalykai. 2017 metais artimas Viliaus draugas Haydenas Kennedys pasitraukė iš gyvenimo. Kennedys buvo vienas geriausių jaunųjų alpinistų Šiaurės Amerikoje, jam buvo 27 ir jis ką tik buvo išgyvenęs sniego laviną atokiame Montanos kalne, kuri nusinešė jo kopimo partnerės Ingos Perkins gyvybę. Jis negalėjo susitaikyti su įvykio trauma ir nusprendė pasitraukti iš gyvenimo. Kitais metais, 2018-aisiais, Markas Andrė Leclerc'as žuvo sniego lavinoje Aliaskoje. Leclerc'as buvo tylus, talentingas Kanados alpinistas, kuris kalnuose judėjo taip, kaip niekas kitas. Tada dar vienas artimas draugas, Michaelas Gardneris, žuvo Nepalo kalnuose. Tai jau 3 žmonės, su kuriais Vilas važiavo, stovyklavo ir kopė kartu. 3 žmonės, kurie suprato tiksliai tokį gyvenimą, kokį gyveno jis, nes jie patys gyveno tą patį ir dabar jų nebėra. Matas Segalas, jo partneris Tomo Egeno maršrute, tai kas įvyko vėliau, apibūdino skaudžiai paprastai. Su kiekvienu prarastu draugu Vilui tai kainavo labai daug ir tai pasireiškė priklausomybė. Vilas pradėjo stipriai gerti. Jo tėvai vėliau patvirtino, kad jis buvo reabilitacijoje daugiau nei vieną kartą. Jo sesuo viešai parašė apie rimtus psichikos sveikatos sunkumus, su kuriais jis susidūrė. Ir buvo dar kai kas. Nuo 2025 metų gruodžio Vilas Stanhopas buvo apkaltintas pagal 9 baudžiamuosius kaltinimus, kuriuos pateikė Britų Kolumbijos provincija. Kaltinimai apėmė seksualinį užpuolimą, įsilaužimą, nusikalstamą persekiojimą, 4 kaltinimus užpuolimu ir 2 kaltinimus dėl turto gadinimo. Pagal viešus įrašus šie atskiri įvykiai vyko per 1 metus Squamish mieste nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų lapkričio. Jam buvo numatyta stoti prieš teismą Šiaurės Vankuverio provincijos teisme 2026 metų gruodžio 14 dieną 5 dienų posėdyje. Visuomeniai, savo 38 000 Instagram sekėjų ir pagrindiniams rėmėjams jis vis dar buvo elitinis, tyriausias uolų gidas. Tačiau glaudžiame Squamish'o miestelyje jo tariamai smurtaujantis elgesys, kaip pranešama, tapo atvira paslaptimi. O Kanados teisingumo sistemai jis buvo žmogus, kuriam buvo pareikšti kaltinimai, galintys visam laikui atimti jo laisvę ir karjerą. Visa jo realybė griuvo. Sienos spaudė iš visų pusių. Ir todėl, susidūręs su gyvenimu, kurio nebegalėjo kontroliuoti, Vilas padarė tai, ką darė nuo 8 metų. Taigi jis sugrįžo prie uolos. Taip atsidūrėme 2026 metų balandžio 13-osios ketvirtadienio rytą. Vilas buvo su Marina Leon, gyvenimo trenerė ir kūno terapijos specialiste iš Pembertono, mažo kalnų miestelio, esančio maždaug valandos kelio į šiaurę nuo Squamish'o. G ir Vilas susipažino internetu. Kai jie sutiko kopti su juo tą ketvirtadienio rytą, tai buvo pirmas kartas, kai jie susitiko gyvai. Iš pradžių jie planavo važiuoti prie užuovėjinės laipiojimo uolos, vadinamos cirku, Čekamuso kanjone. Dabar turite žinoti vieną dalyką apie laipiojimą uolomis lauke. Šlapia uola yra pavojinga uola. Kai granitas sudrėksta, trintis, kuri laiko jūsų kojas prie sienos, dingsta. Dauguma patyrusių alpinistų Lietuvoje apskritai nelipa tam tikrų rūšių uolomis. Cirkas buvo protingas pasirinkimas būtent todėl, kad jo išsikišusi forma natūraliai nubėga vandenį. Lietus ten neturėjo jokios įtakos. Tačiau tą rytą Vilas paskambino ir pakeitė planą. Jis manė, kad Stavamus viršukalnė, 600 metrų aukščio siena netoliese, liks sausa ir norėjo kopti ten vietoj to. Marina atvažiavo iš Pembertono, stebėdama, kaip iš visų pusių kaupėsi tamsus debesys. Kai ji įvažiavo į stovėjimo aikštelę, ji pasakė Vilui, kad jaučiasi nejaukiai. Jis pažvelgė į dangų ir pasakė, tu teisi, galbūt aš mus čia apgavau. Nei vienas iš jų neturėjo šalmo. Marina buvo palikusi savąjį namuose, tikėdamasi, kad tai bus sportinis uolos ruožas su išsikišusiu stogu, kur šalmai nereikalingi. Ant tokios sienos kaip Čifas, kur uola virš tavęs kyla 1000 pėdų aukštyn ir visada yra galimybė, kad nukris laisvas akmuo, šalmai yra būtini. Vilas taip pat neturėjo šalmo, jie nusprendė vis tiek lipti. Jie pradėjo nuo paprastos plyšio maršruto prie sienos pagrindo. Uolų laipiojime plyšiai yra ne tik uolos ypatybės, bet ir keliai.
Ant tokios granitinės sienos kaip čifas, kur paviršius dažnai per daug lygus, kad būtų galima įsikibti, alpinistai kyla aukštyn sekdami plyšiais, įkišdami pirštus ir rankas į tarpą ir susukdami juos, kad sukurtų trintį, naudodami tą trintę savo kūno svoriui išlaikyti judant. Tai skausminga, techniška, o Vilio lygio alpinistui tai buvo savaime suprantama. Maršrutas praėjo be jokių incidentų. Tada vėl pradėjo lynoti. Jie stovėjo prie sienos pagrindo ir kalbėjosi apie savo galimybės. Netolyse buvo žemesnis rajonas, vadinamas dūmų skardžiais, kur reljefas buvo švelnesnis ir Vilis pažinojo kiekvieną jo centimetrą. Tačiau vietoj to jie nuėjo toliau, palei didžiosios sienos pagrindą ir sustojo prie 2 virvių maršruto, vadinamo Rutabaga apačios. Dabar Vilis Stenhoupas buvo lipęs Rutabaga maršrutu be virvės daugiau kartų nei galėjo suskaičiuoti. Jam stovėti prie šio maršruto pagrindo lietingą ketvirtadienio rytą nebuvo iššūkis. Tai buvo pažįstama diena ant pažįstamo akmens. Marina, kita vertus, pažvelgė į dangų ir į sieną. Uola vietomis buvo šlapia. Nei vienas iš jų neturėjo šalmo, bet ji nieko nesakė. Juk buvo profesionalas. Jie prisirišo ir pradėjo kopti. Marina vedė pirmąją atkarpą. Vesti atkarpą reiškia, kad tu esi tas, kuris pirmas lipa aukštyn, dėdamas savo įrangą į uolą, o tavo partneris apačioje tiekia virvę. Jei nukrenti, krenti žemiau paskutinės įdėtos įrangos, kol tave sustabdo virvė. Pirmoji Rutabaga atkarpa įvertinta kaip 50 B. Palyginimui, laisvalaikio alpinistai sporto salėje paprastai pasiekia 5,10 lygį po kelių mėnesių treniruočių. Marinai tai buvo tikras iššūkis. Jie atsargiai kopė per protarpiais lynojantį lietų ir prisitvirtino viršuje. Viljui paprastai 5,10 buvo tarsi apšilimo bėgimas, bet ši diena nebuvo įprasta. Viljus pašaukė iš apačios, jis pasiūlė jai nusileisti žemyn. Uola darėsi vis drėgnesnė. Protingiausia būtų nusileisti virve ir baigti dieną. Marina apsidairė nuo savo inkaravimo taško. Jie jau buvo ten viršuje, o įranga buvo sudėta. Nusileisti reikštų viską ištraukti ir pradėti iš naujo. Ji pašaukė žemyn. Aš jau čia viršuje. Kodėl tu neužlipi? Ir jei nesijausime gerai, galėsime nusileisti kartu. Vilas užlipo pas ją ir kai jis pasiekė viršų, priėmė sprendimą. Užuot nusileidę virve į saugią vietą, jie kilo aukštyn, o Vilas vedė antrąją atkarpą. Virš jo buvo antroji atkarpa. Jis akimirką pastovėjo ir pažvelgė į viršų. Lietus dabar nuolat ir pastoviai dulksnojo, bet Vilui tai nerūpėjo, nes antroji Rutabaga atkarpa eina dihedralu. Tai natūralus kampas granite, kur 2 uolos plokštumos susitinka kampu, tarsi kambario vidinis kampas, pasuktas ant šono. Tas kampas sukuria ištisinę įtrūką, einančią tiesiai aukštyn sieną. Sausiomis sąlygomis ji yra švari ir patikima. Ir svarbiausia, kampo geometrija nukreipia vandenį, todėl pats įtrūkis išliko sausas, net kai aplinkinė uola tapo slidi. Vilas pradėjo kopti. Jis kilo aukštyn efektyviai, be jokių dvejonių ir be pastangų. Juk jis 10 kartų kopė be virvės. Dabar, kai dihedralis baigėsi netoli viršutinės atkarpos dalies, kopimas pasikeičia. Iš saugaus rankų ir kojų įspraudimo į plyšį pereinama prie žingsniavimo ant atviros, šiek tiek pasvirusios, visiškai lygios uolos plokštumos, vadinamos plokštuma. Kopijant plokštuma negali pasikliauti užsikabinimu už nieko, nes nėra už ko laikytis rankomis. Vienintelis dalykas, laikantis tave ten, yra trintis tarp tavo bato guminio pado ir uolos paviršiaus. Sausiomis sąlygomis tai logiška. Laipjojimo batai netgi sukurti taip, kad nepaprastai patikimai sukibtų su mikroskopinė granito tekstūra. Bet prisiminkite, lijo lietus, todėl Rutabaga viršuje esanti plokštė buvo šlapia. Tai įvyko akimirksniu. Vieną akimirką Vilas judėjo kairėn per šlapią paviršių, o jo virvė vilkosi už kojų. Kitą akimirką jo batas prarado kontaktą su uola, batui nebeturint su kuo sukibti ir virvė einant visiškai netinkama kryptimi, jo kūnas apsivertė. Jis neturėjo laiko sureaguoti, neturėjo laiko už ko nors griebtis. Kai alpinistas krenta, tikiesi, kad jis tiesiog kris tiesiai žemyn, kol virvė jį sulaikys. Bet čia taip neįvyko. Marina nematė tikslaus momento, kai jis paslydo, bet kai ji pažvelgė aukštyn, Vilas krito į šoną, jo kūnas ore smarkiai vertėsi kūliais atbulas. Norint suprasti, kodėl taip nutiko, tai reikia įsivaizduoti virvę. Kopijant virvė yra pririšta prie tavo juosmens ir kabo tiesiai žemyn tarp tavo kojų.
Tačiau kai judate šonu per sieną, kaip darė Vilas, norėdamas užlipti ant plokštės, virvė gali vilktis už tavo blauzdos arba kulkšnies. Jei paslysti, kai virvė yra už tavo kojos, ji veikia kaip kilpa. Kai krenti, virvė įsitempia iš apačios. Jis smarkiai timteli tavo kojas į viršų, o gravitacija traukia sunkią viršutinę kūno dalį žemyn. Per akimirką tu visiškai apsiverči aukštyn kojomis. Ir būtent tai nutiko Vilui. Jis nukrito maždaug 9 metrus, o virvė, kurią jis buvo pritvirtinęs prie uolos apačioje, puikiai atlaikė ir sulaikė jo svorį. Tačiau slystant jo koją, trenkėsi į mažą atbrailą, leidžiantis žemyn. Ta smūgis, kartu su virve, kuri užsikabino už jo kojos, smarkiai timptelėjo jo kūną atgal. Jis vertėsi ore. Jo kojos nukreiptos į dangų, o galva, sunkiausia kūno dalis, siūbavo kaip švytuoklė ir trenkėsi tiesiai į kietą granito sieną. Ir prisiminkite, nei vienas iš jų nedėvėjo šalmo. Vilas visiškai prarado sąmonę. Jis bejėgiškai kabojo virvės gale. Marina iškart ėmėsi veiksmų, ji pradėjo leisti į žemyn link savo pozicijos prie tvirtinimo taško. Ir tada nutiko kažkas nepaprastai nerimą keliančio. Kai Džis kabėjo ore, lėtai leisdamasis link jos, Vilas pabudo. Marina jį nukėlė ir pritvirtino. Jis buvo nuoseklus ir reaguojantis, jis iš tikrųjų kalbėjosi su ja. Bet kam, kas stebėjo, tai galėjo atrodyti kaip stebuklas. Jis patyrė milžinišką kritimą galva į kietą granitą ir išgyveno. Marina jį pritvirtino ir kartu jie sugebėjo lėtai nusileisti iki pat uolos papėdės. Tuo metu buvo praėję maždaug 10 minučių po kritimo. Marina nedelsdama paskambino numeriu 911. Jis pasakė jiems, kad Vilas yra labai stipriai sužalotas ir paprašė kuo greičiau atsiųsti pagalbą. Džis turėjo lūžusią pėdą, viena jo akis buvo ištinusi ir greitai prisipildė kraujo. Bet jis vaikščiojo ir kalbėjo. Iš tikrųjų, Vilas buvo toks aktyvus, kad netgi ginčijosi prieš kviečiant gelbėjimo sraigtasparnį. Jis pasakė Marinai, kad gali tiesiog atsistoti ir pats išeiti pėsčiomis. Jis iš tikrųjų bandė atsistoti, bet sulaužyta pėda jam to neleido. Atrodė, kad viskas buvo gerai, atsižvelgiant į viską, kas buvo nutikę. Tačiau praėjus 20 minučių po kritimo, Vilo elgesys pradėjo keistis. Džis tapo vis labiau pasimetęs, o tada pradėjo daryti kai ką labai specifinio. Džis pradėjo krapštyti savo ausį. Džis nervingai krapštėsi ausį, kišo pirštą giliai į ją, elgėsi taip, lyg būtų įstrigęs ausų kamštukas arba bandytų ją atkimšti po gilaus nėrimo po vandeniu. Marina, kuri turėjo medicininio pasirengimo, pastebėjo šį keistą elgesį. Dži ištiesė ranką ir atsargiai apčiupinėjo jo kaukolę ir tada jos kraujas sustingo iš siaubo. Trumpas pranešimas. Kiekvieną mėnesį aš sukuriu vieną vaizdo įrašą tik Patreon rėmėjams. Įspėtėjamųjų ženklų buvo. Niekur kitur to nepamatysite. Jei tai jūsų dalykas, nuorodos yra aprašyme. Kai Marina palietė jo galvą, ji pajuto stiprios uždegimo liniją, einančią tiesiai nuo jo kaktos iki pakaušio. Dži iš karto suprato, kad Vilas išgyvena aiškaus sąmoningumo momentą. Matai, kai žmogus gauna stiprų smūgį į galvos šoną be šalmo, kaukolė dažnai lūžta. Po kaukolė yra arterija, vadinama vidinė dangalinė arterija. Jei kaulo fragmentai nuo lūžio pažeidžia tą arteriją, arterinis kraujas iš karto pradeda tekėti į tą mažą tarpą tarp kaukolės ir smegenų. Ir kas daro tai velniškai yra tai, kad auka to net nepastebėtų, nes pradinė smegenų trauma laikinai ją priverčia prarasti sąmonę. Smegenys iš esmės vėl pradeda veikti po kelių minučių. Auka pabunda, kalba, elgiasi visiškai normaliai. Tai yra aiškusis intervalas. Tačiau viduje tiksėja biologinis laikrodis. Žmogaus kaukolė yra uždara standi dėžė, ji negali išsiplėsti. Kai kraujas teka iš plyšusios arterijos, ji sudaro didžiulį telkinį. Neturėdamas kur kitur tekėti, šis kraujo telkinys pradeda stumti smegenų audinį į išorę. Vienas iš pirmųjų fizinių šio didžiulio, spaudžiančio slėgio kaukolės viduje simptomų yra pilnumo pojūtis už ausies būgnelio. Vilas nesikrapštė ausies, todėl kad ji buvo užsikimšusi. Džis krapštėsi ausį, todėl kad jos smegenys buvo mirtinai spaudžiamos iš vidaus. Praėjus 50 minučių po kritimo, paieškos ir gelbėjimo komandos atvyko pėsčiomis. Tuo metu Vilo smegenų tinimas jau buvo tapęs mirtinai pavojingas. Džis vis dar kalbėjo, bet jo smegenų veikla silpo.
Jis pažvelgė į Mariną, moterį, kuri ką tik išgelbėjo jam gyvybę ir jis negalėjo prisiminti jos vardo. Slėgis naikino jo atmintį realiu laiku. Po to sekė kankinantis delsimas. Pirmieji gelbėtojai iš pradžių planavo vilą išnešti neštuvais stačiu akmenuotu taku, tačiau kai jo gyvybiniai rodikliai pradėjo blogėti, jie suprato, kad jis neišgyvens žygio. Jie pakeitė planus ir iškvietė sraigtasparnį. Nuo kritimo iki sraigtasparnio atvykimo praėjo 3 valandos ir net tada jis vilą nuskraidino netiesiai į ligoninę. Jis jį išlaipino automobilių stovėjimo aikštelėje, kad būtų perkeltas į greitosios pagalbos automobilį. 4 valandas Vilas Stanhopas sėdėjo ant žemės, pamažu prarasdamas sveiką protą, įkalintas sulaužytoje kaukolėje, kai spaudimas vis didėjo ir didėjo. Kai jis pagaliau pasiekė ligoninę ir jam buvo atlikta skubi operacija, kurios metu pašalinta dalis kaukolės ir sumažintas tinimas, žala jau buvo padaryta ir ji buvo katastrofiška. Keletą dienų jis atrodė stabilus. Alpinistų bendruomenė sulaikė kvėpavimą, tačiau žala buvo per didelė. Jo būklė vis blogėjo ir blogėjo. Ir 2026 m. balandžio 23 d., praėjus 10 dienų po kritimo, Vilas Stanhopas mirė. Jam buvo 39 metai. Tiesą sakant, nesu tikras, ką galvoti apie Vilą Stanhopą. Yra žmogus, kuris 30 metų kūrė kažką nepaprasto, laipiodamas uolomis ir gedėjo savo draugų vieninteliu jam žinomu būdu, kopdamas aukščiau, stengdamasis labiau, išbūdamas ant sienos ilgiau nei bet kas kitas. Kūry, pasak visų jį geriausiai pažinojusių žmonių, iš tiesų buvo talentingas. Tačiau tai buvo ir žmogus, kuriam buvo pareikšti rimti kaltinimai. Tokie rimti, kad pagristai galėjo užbaigti jo laisvę ir karjerą. Kaltinimai, kurie dabar niekada nebus išnagrinėti teisme ir paliks žmonės, kurie galbūt niekada nesulauks atsakymų, kurių nusipelno. Teisingumas nebuvo įvykdytas, nes Vilas Stanhopas mirė likus 7 mėnesiams iki savo bylos nagrinėjimo. Tačiau ši kita legenda buvo pripažinta kalta realiu laiku įsiutusios šerpų minios, ginkluotos ledo kirtikliais. Per vos 6 mėnesius jis iš dievinamo antžmogio sportininko tapo labiausiai nekenčiamu žmogumi alpinizmo istorijoje. Vieną įprastą rytą, išgyvenęs pasaulio pyktį, jis išėjo treniruotis kopti be pirštinių. Štai ką jam tai kainavo.